Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalių stovintiems dešinėje: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisieji klaus: Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštant ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujant ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neaprengėte, ligonis ir kalinys, ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir ištroškusi, ar keleivį ar nuogą, ar ligonį ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems: iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nei man nepadarėte. Ir eisite į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mylieji, išklausėme eilinį sykį sunkų Evangelijos tekstą, bet tai tekstas, kuris sumuša visus rekordus pagal klaidingą jo interpretaciją. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Šie žodžiai yra patys baisiausi, kuriuos randame Evangelijose. Net 6 kartus jis apie tai kalba savo tekste. Neišimtis ir kiti išsireiškimai, kuriuos evangelistas Matas vartoja. Atskirti ir sudeginti, surišti ir išmesti į tamsybės ir panašiai. Šios frazės yra labai gerai įsirėžusios mūsų atmintyje. Menininkai dar pakursto mūsų vaizduotę, o giesmė, kurią per šimtmečius giedodavome gedulinėse pamaldose, bus diena rūstybės, vargo ir dejonės, diena siaubinga ir baisi, kai dangui liepsnojant teisi pasaulį, daugelis ją prisimename.
Net ir šiandien kai kurie pamokslininkai skelbia apie dramatišką Dievo sąskaitų suvedimą su žmonėmis. Todėl nei vienas žmogus negali jaustis saugus Dievo akivaizdoje. Nors Dievas yra geras, bet ir teisingas, su juo negali juokauti. Gyventi turi taip, kad nuolat jaustum įtampą, baimę nusidėti. Taip kalbėti yra pavojinga, nes jei Dievas blogai gali pasielgti su žmonėmis, tai ir aš, prisidengęs teisingumu, galiu blogą daryti. Ar ne tokios interpretacijos pasekoje gimė inkvizicijos ir šių dienų įvairaus pobūdžio terorizmo apraiškos? Bet ar Dievo baudėjo, keršytojo įvaizdis neprieštarauja Evangelijai, kur yra geroji naujiena, kurioje būtent Jėzus pristato Dievą kaip mylinti tėvą? Kaip žmogaus nuodėmės, kurias jis padaro iš silpnumo, iš savo prigimties trapumo, gali užtraukti amžinojo pasmerkimo bausmę. Nėra proporcijos tarp kaltės ir bausmės. O jei to nėra, tai kaip Dievą galima būtų vadinti teisingu? Pažvelkime, ką šis Evangelijos tekstas nori išties mums pasakyti. Pirmiausia, čia nėra palyginimas, bet tiesiog yra pristatoma šio pasaulio didžiūnų teismo scena. Apie tokį teismą kalbėdavo ir Jėzaus laikų rabinai. Talmude rašoma, kad Dievas atsisės į savo sostą, paims Toros ritinį, kurį išskleis ant savo kelių ir pasakys: kas laikėsi įstatymų, te prisiartina ir atsiima savo užmokestį. Taip bus įvertintas izraeliečių gyvenimas. Jis remiasi ištikimybę Torai, įstatymui. Jėzus pasinaudoja rabinų tekstu, kuris savo ruožtu yra atsiradęs Egipte 2000 metų prieš Kristų. Mirusiųjų knygoje buvo nurodoma, kad kai žmogus miršta, jis turi prisistatyti Oziriui, kad jis, būtent Ozirius, aprobuotų jo gyvenimą. Kaip Ozirius tą daro? Jis paima svarstyklės. Ant vienos lėkštelės svarstyklių jisai padeda žmogaus širdį, nes būtent žmogaus širdyje yra sutalpinta visi žmogaus pasirinkimai. O ant kitos svarstyklių lėkštelės Ozirius padeda plunksną, kuris simbolizuoja išmintį. Jeigu širdis išlaiko pusiausvyrą su išmintimi, toks žmogus yra premijuojamas ir įeina į
aduot, palaiminimų buveinė. Pranašo Danieliaus knygoje Senajame testamente taip pat rašoma, kaip Dievas atsisėda į savo sostą ir skelbia teismą tautoms, kurias valdė įvairūs plėšrūnai, žvėrys. Tada debesyse atkeliauja žmogaus sūnus ir Dievas jam perduoda visas tas tautas, kurias anksčiau valdė plėšrūnai. Rabinų pasakojimas turi labai aiškę schemą. Visų pirma yra teisėjas. Mūsų atveju Kristus. Paskui yra angelų grupė, kuri asistuoja teisėjai. Evangelijoje angelai paprastai nelabai turi ką veikti. Jeigu jūs skaitysite Evangelijose, ten, jie šmirinėja, ten apsiblausi. Tačiau žydų apokaliptiniuose tekstuose, jų pasakojimuose yra sakoma, kad Dievo angelai paruošdavo grandines, kuriomis būdavo sukaustomi nusidėjėliai ir perduodami velniams, kurie savo ruožtu tuos žmonės nusitemdavo į degančią krosnį. Taigi, Senajame testamente angelai turėjo gan aktyvų vaidmenį. Trečias rabinų schemos personažas be abejo yra žmonės. Ir žmonės yra padalinami į dvi grupės. Mūsų atveju yra kalbama apie avis ir ožius. Atėjus vakarui, piemenys visuomet atskirdavo avis nuo ožių. Kodėl? Ogi todėl, kad naktį yra šalta, avis turi storą kailį, tuo tarpu ožiai neturi tokio storo kailio. Ožiai naktį gali sušalti lauke, todėl avys lieka lauke, o ožiai yra suvaromi į kažkokią tai priedangą, kad nesušaltų. Štai atskiria. Piemuo atskiria atėjus vakarui avis nuo ožių. Visą dieną avys ir ožiai būna kartu tose pačiose ganyklose. Ir tik vakare yra atskiriami. Kodėl avinėliai yra geri, ožiai blogi? Su tuo niekada nesutiks žmonės auginantys ožkas, kurių pienas yra itin vertingas ir sveikas žmogui. Skirtumas pasakojime daromas tiesiog dėl spalvos. Jėzaus laikais dažniausiai avinėliai būdavo balti, dangaus spalvos, tuo tarpu ožiai, ožkos tamsios. Taigi avinėliai yra lyg spindulys, lyg šviesa, tuo tarpu tamsios spalvos ožkos, ožiai simbolizavo pragarą. Ketvirtas scenos etapas yra įvertinimas. Aišku, teisėjai yra premijuojami, nusidėjėliai nubaudžiami.
Tačiau mums turbūt būtų įdomu sužinoti, koksgi yra tikslas šitos literatūrinės schemos, kuri buvo labai aiški rabinų kalbose. Šita literatūrinė schema nori pasakyti ne apie tai, kas bus ateityje, kas žmogų laukia ateityje, bet ką reikia daryti dabar. Todėl net 4 kartus pakartojami 6 geri darbai, kuriuos privalu atlikti, norint tapti tikrų žmogumi. Taigi šios dienos Dievo žodis nekalba apie tai, kas mūsų laukia po mirties. Kalba apie tai, ką turime daryti šiandien, dabar. Ir šitie 6 geri darbai nėra Jėzaus sugalvoti. Senovės Egipte, nes daug dalykų žydai savo kultūroje atsinešė iš Egipto, nes ten ilgai gyveno, iš Egipto tradicijų, iš jų religinės sampratos jie daug ką perėmė. Taigi, senovės Egipte buvo paprotys į mirusiojo sarkofagą, jau mano minėta, dėti mirusiųjų knygą. Toje mirusiųjų knygoje buvo įvairių magijos tekstų, kurie padėtų žmogui toje kelionėje iš vieno gyvenimo į kitą gyvenimą. Ir 125 skyriuje tos knygos yra rašoma, ką mirusysis turės daryti, atsidūręs Ozirio tribunole. Ten rašoma, tu turėsi jam pasakyti, aš dariau, ką liepė dievai, daviau valgyti išalkusiam, daviau vandens ištroškusiam, aprengiau tą, kuris buvo nuogas, perkėliau per Nilą tą, kuris neturėjo savo valties. Padariau tai, ką žmonės šlovina ir dievai pritarė. Dar 2000 metų prieš Kristų buvo kalbama apie meilės darbų svarbą. Tai buvo žinoma taip pat nuo seno ir artimuosiuose rytuose. Senajame testamente kalbama Jobo knygoje, o ypač pranašo Izaijo knygos 58 skyriuje, kur kalbama apie pasninką, kuris patinka Dievui. Alkstanti pavalgdink, ištroškusi pagirdyk, nuogą aprenk. Tai tas pats sąrašas meilės darbų, kurie mus daro žmogiškesniais. Jėzus pasinaudoja savo kultūros išmintimi, parodydamas, kokie žmogaus pasirinkimai turi vertę. Evangelijoje sutinkame ir 3, ir 4 kartą išvardintus meilės darbus, tik žvelgiant jau iš negatyvios pusės. Jei tu nepadarysi, jei tu nepadarei gerą. Prieš tai buvo, kai tu darei gerą, o dabar nepadarei gerą. Taigi, rabinai, vėl mes grįžtame prie rabinų, nes visas Jėzaus mokymas iš tikrųjų labai daug turi tų sąsajų su rabinų mokymu, nes jis užaugo jų mokomas, jis praėjo jų katechezės.
Taigi jo visa formacija praėjo būtent rabinų mokykloje. O rabinai, norėdami, kad jų mokiniai gerai įsimintų pamoką, arba tą pamoką pakartodavo kitais žodžiais, arba tą pačią žinią pateikdavo negatyvia forma. Tokią metodiką matome ir šios dienos Evangelijos ištraukoje. Tai vis ta pati žinia, išvardinta. Žinia, kuri išvardina meilės darbus. Nors mums tarsi atrodo, net 4 kartus mes klausėmės, tarsi to pačio tekstus atrodo toks kažkoks net perteklinis, nuobodus daros. Bet čia yra tam, kad tu gerai įsimintum, įsisąmonintum tai, kas yra gyvenime, tavo gyvenime ir mano gyvenime svarbiausia. Tie, kas nedaro meilės darbų, nesitapatina su avinėliu, bet yra panašus į ožius. Biblijoje, eikite šalin nuo manęs visi piktadariai, kitas žodis piktadariai, šitas terminas yra pavartotas būtent net kelis kartus mūsų Evangelijoje. Ir jisai reiškia, tas piktadarys yra tas, kuris atsitolina nuo gyvenimo. Tai Biblija suvokia piktadarį. Jis pasirenka mirtį, o ne gyvenimą. Porą amžių prieš Kristų knygoje, kuri vadinasi Enok, aprašoma, kaip visokie piktadariai yra sumetami į baisią ugnį, kuri niekada neužgęsta. Taigi šitoje pagoniškoje knygoje Enok rašoma, kad tą ugnį, į tą baisią ugnį, į kurią yra sumetami visi piktadariai, įkūrė Azazelis, demonų vadas, kad sudegintų blogus angelus. Pagonys įsivaizdavo, kad Dievas turi savo gerus angelus, o Azazelis taip pat turi savo kariauną. Žydiškoje apokalipsėje gerieji angelai, tai yra Dievo kariuomenė, buvo gan aktyvi. Jie ruošdavo, kaip jau jums minėjau, tas grandines, kuriomis surakindavo tuos visus nekadėjus ir įmesdavo į liepsnojančią ugnį. Ir surakinti šitie šėtono įtakoje esantys, juos Mykolas, Gabrielius ir Rapolas nutemdavo į liepsnojančią ugnį. Jėzus pasinaudoja scena iš Enok knygos, kuri buvo labai populiari tarp jo laikmečio pamokslininkų. Nors Jėzus niekada nekalba apie pragarą. Nerasite, kad Jėzus kada nors sakytų, kalbėtų apie pragarą. Jis kalba apie prakeiktą slėnį. Ir čia mes paprastai sutapatiname. Tai yra 2 visiškai skirtingi dalykai. Būtent pagonių literatūroje pragaras yra tai, apie ką mes visi nuo mažens įsivaizdavome, ne? Tie ugnis, katilai ten dega ir visi kiti dalykai. Čia yra pagonių literatūros
vaizdiniai. Jėzus niekada tokio pragaro, apie tokį pragarą nekalbėjo. Bet jis kalba apie prakeiktą slėnį. Ir tas slėnis randasi pietinėje Jeruzalės dalyje. Ir aš ten buvau ir mačiau tą slėnį. Iš tikrųjų, šiandien tai ten viskas gerai atrodo, ten nieko baisaus nėra, bet senovėje, toje vietoje būdavo aukojami žmonės. Aukojami žmonės dievui Molok. Todėl pranašai tą vietą, tą daubą, jinai Kedrono slėnio dauba yra, pavadino būtent prakeiktą vietą. Pranašai ją tai pavadino. Ir tame slėnyje buvo kapinės. Tai yra, kapinės žydams yra visada tokia susitepimo, nešvari vieta. O uolose, to slėnio uolose slėpdavosi raupsuotieji žmonės. Tai vieta, kur pagal tradiciją nusižudė Judas Iskarijotas. Taigi šis Kedrono upės slėnis tapo simboliu vietos, į kurią patenka visi, kurie klaidingai gyvena. Persų kultūroje tokie žmonės yra tiesiog sunaikinami ugnimi. Tačiau žydų apokalipsinėje literatūroje buvo nustatomas degimo laikas, kiek tu turi degti toje liepsnoje. Rabinas, tarkim, Kiba, sakydavo, kad toje ugnyje žmogus turės prabūti 12 mėnesių. O kitas rabinas, Johanam Ben-Nur, tvirtino, kad nuo Velykų iki Sekminių. Jėzus naudojasi pasakojimais, kuriuos jo aplinko žmonės puikiai žinojo. Mums tai čia yra kažkokia naujiena. Ten visi eiliniai žmonės, jie šituos pasakojimus visi puikiai žinojo. Todėl Jėzus čia šitam tekste neperduoda kažkokios informacijos. Žinok, kas laukia tavęs. Kas laukia tavęs po mirties. Nes jei tai būtent vertinsime kaip informaciją, tai labai iškreipsime Dievo veidą. Ir klaidingai interpretuosime šios dienos Evangelijos tekstą. Tai ne informacijos suteikimas. Nes kaip geras Dievas galiausiai gali įsiųsti ir imti keršyti žmonėms. Ne, Dievas yra visada geras. Ir jis niekada nekeršia. Tačiau Evangelija pasinaudoja tomis intensyviomis spalvomis, kad pasakytų, būk dėmesingas. Jeigu nesivadovausi gyvenime meilės darbais, tavo gyvenimas taps bevertis, tuščias. Per niek nueis tavo gyvenimas. Dabar gali to ir nepastebėti, bet žemiško gyvenimo pabaigoje, kai būsi apšviestas dieviška šviesa, žiūrėk, kad nepasirodytų, kad jis praėjo tuščiai, kad didelę dalį gyvenimo gyvenai kaip nežmogus, nes nemylėjai. Jėzus mus moko, kad dangiškasis tėvas nekenčia blogio, nekenčia nuodėmės, nes tas blogis sudarko jo vaikus, kurie tampa nebepanašus į jį.
Tačiau dangiškasis tėvas besąlygiškai myli nusidėjėlius, nes jie yra jo vaikai, kurie pasirinko klaidingai ir todėl yra nelaimingi. Atminkime, kad nei vienas nesame tik blogą darantys. Visi moka daugiau ar mažiau mylėti. Ar ta mumise esanti avinėlio gyvenimo dalis taip pat bus pasmerkta? Mirties slėnyje nėra sunaikinamas žmogus kaip asmuo, o tik tas blogis, kuris egzistuoja kiekviename žmoguje ir kuris sudarko autentišką žmogaus veidą. Šios dienos Evangelija perspėja ir pamaldžius žmonės, kurie labai skrupulingai laikosi pamaldumo praktikų. Jiems taip pat yra primenama, kad tik tai meilės darbai mus daro panašius į žmogaus sūnų. Ne švarios rankos rūpi Dievui, bet pilnos gerų darbų rankos rūpi Dievui. Tarp visų meilės darbų, kuriuos žino senovės artimųjų rytų gyventojai, yra ir naujovių, kurias mums apreiškė Kristus. Jis sako, kad stokojantį žmogų turi vertinti kaip savo brolį. Ir priduria, tai, ką padarėte jam, man padarėte. Dar vienas dalykas, kuris yra unikalus Jėzui, tai, kad į meilės darbų sąrašą jis įdeda kalinių lankymą. Jei kiti blogoje situacijoje atsidūrė ne dėl savo kaltės, tai kaliniai yra atsakingi dėl savo padėties. Net pati didžiausia nuodėmė negali ištrinti iš mūsų dieviškos įsūnystės. Tai, kas nutiks? Kas nutiks su mumis gyvenimo pabaigoje? Taip norisi žinoti. Taigi, kas nutiks, kai baigsis šitas gyvenimas? Įsivaizduok vynmedį, ant kurio šakų kabo saldžios ir sultingos vynuogių kekės. Tai mūsų meilės darbai. Tačiau ant to vynmedžio yra ir nudžiūvusių šakų, į kurias nepateko Kristaus dvasios syvai. Tokios šakos yra iškerpamos ir metamos į laužą, nes nei vynmedžių jų reikia, nei krosniai kūrenti jos netinka, todėl metamos į laužą. Taigi bus ištrinta ta mūsų gyvenimo dalis, kurioje nebuvo meilės. Tačiau šis genėjimas negali paliesti Dievo vaiko identiteto, kuris yra kiekviename žmoguje. Ir kaip rašo apaštalas Paulius laiške Korintiečiams, kai žmogaus sūnus sudės į dangiškojo tėvo rankas jam patikėtą karalystę, nei vieno tos karalystės nario neturi trūkti. Priešingu atveju
šventė danguje negalės prasidėti, jei bent vieno nario trūks, šventės danguje nebus. Tai ir yra Evangelija. Tai ir yra geroji naujiena. Išpažinkime savo tikėjimą.